Levandos jau krauna pumpurus, tuoj žydės. Kaip prižiūrėti levandas, kad jos ilgiau gyventų, išliktų gražios, kaip padaryti, kad jos užaugintų didesnius ir kvapnesnius žiedus. Pirmiausia, reikia suprasti, kad levanda yra kalnų augalas, kur daug kalkakmenio ir dirvoje daug kalcio. Taigi, augindami Lietuvoje, levandoms taip pat turime duoti daug kalcio. Štai jisai yra natūralių granuliuotų kalkių pavidale. Tai yra natūralus maltas granuliuotas kalkakmenis, kurio sudėtyje yra ir kalcio, ir magnio. O kaip žinia, magnis dar skatina žydėjimą, žiedų formavimą. Labai svarbu naudoti eko ūkiams skirtas kalkes, kaip šios. Jų įsisavinimas žymiai greitesnis, nekenkia aplinkai ir išlaiko levandų vaistinės savybės. Taip pat šios kalkės patiks rožėms, čiobreliams, bijūnams, kalniniams dašiams, rūtoms, katžolėms, melisoms, šalavijams, mėtoms, pipirmėtėms ir praktiškai visiems kitiems žydintiems augalams. Aš šias kalkes naudoju visuose savo želdynuose, gėlynuose ir be abejo daržuose, nes daržuose be jų niekaip. Į dirvą aplink jau augančius augalus, pavyzdžiui, čia levandos, įterpiame taip. Pabarstome, negailime aišku, įterpiame šiek tiek į dirvą su kauptuku ir jeigu turime galimybę, iš karto palaistome. Tada kalkės pradės tirpti ir dirva pasisavins bei augalai pasisavins. Kaip gauti šių nuostabių kalkių su magniu, rasite informaciją tekste ties šio video. Iki.